Šiandieną mes išmoksime pasigaminti muilą šaltuoju būdu. Tai vienas iš laboratorinių darbų, kuris yra dėstomas grožio terapeutėm, biochemijos ir kosmetikos chemijos dalyke. Mes muilą gaminti pradedam dabar todėl, kad jį paskui padovanosim Kalėdų proga. Pagamintą muilą reikia brandinti 4-6 savaitės, tai yra pats laikas dabar jį pasigaminti. Muilo gaminimas gali jums virsti tikrų hobį, jūs galite kurti įdomias receptūras. Jums parodysiu pačią elementariausią, paprasčiausią receptūrą, o paskui jūs galėsite improvizuoti. Gaminant muilą svarbiausia yra darbų sauga. Kokių reikės jums įrengimų, įrankių ir darbo priemonių? Pirmiausia, tai būtų apsauginis skydelis arba akiniai, prijuostė, rūbai su ilgomis rankovėmis, pirštinės. Dirbsime su natrio šarmu. Tai yra medžiaga, su kuria reikia dirbti itin atsargiai. Jums reikės alyvuogių aliejaus, natrio šarmo, distiliuoto vandens, muilui pagerinti, kad jis labiau putotų, galima dėti kokosų aliejaus, galima dėti įvairius dažus ir įvairius kvapus, tarkime eterinius aliejus pagal jūsų skonį. Taip pat reikės puodo, elektrinio plaktuvo, sverti indelių, tarkim natrio šarmui, termometro, svarstyklių. Ir mentelės. Pirmiausia, pasisveriame aliejų. Jo pilame 500 gramų. Puodas turėtų būti emaliuotas arba nerūdijančio plieno. Galite panaudoti puodą, kuris jau gal bus nebereikalingas maisto vartojimui. Dabar sversime natrio šarmą. Su natrio šarmu reikia dirbti itin atsargiai. Pasistengkite, kad jūsų aplinkoje, kur jūs gaminsite muilą, nebūtų vaikų, gyvūnų, pašalinių žmonių. Natrio šarmo pasveriam šitai receptūrai 67 gramus. Natrio šarmą saugiai statom į šoną ir pasveriam 150 gramų distiliuoto vandens. Dabar pasidarysime natrio šarmo tirpalą. Siūlyčiau dirbti itin saugiai. Geriau būtų užsidėti skydelį visam veidui. Na ir nepamaišytų aišku ir kaukė, nes išsiskirs ėdrūs garai. Reikia dirbti gerai vėdinamoje patalpoje. Nes natrio šarmo tirpalas jis bus įkaitęs ir su juo reikia dirbti itin atsargiai, todėl siūlyčiau natrio šarmo tirpalą daryti įstačius indą į kriauklę. Natrio šarmo grūdeliai beriami į vandenį, nes kitu atveju gali būti labai tokie purslai ir jie gali aptaškyti kūną ir nudeginti, o nudegimai yra labai pavojingi. Natrio šarmą pilam itin atsargiai į vandenį. Pamaišome mentelę ir paliekame jį vėsti iki 55 laipsnių Celsijaus temperatūros. Kol jis atvės iki 55 laipsnių Celsijaus temperatūros, mūsų paruoštą aliejų statome į vandens vonelę karšto ir kaitiname aliejų iki 55 laipsnių Celsijaus temperatūros. Kada natrio šarmas ir aliejus susivienodins savo temperatūromis, tada mes juos sumaišysime. Į aliejų pilsime natrio šarmo tirpalą irgi itin atsargiai. Na ir kada aliejus ir natrio šarmo tirpalas pasiekia vienodą temperatūrą, tai yra 55 laipsnių Celsijaus, mes atsargiai natrio šarmo tirpalą pilame į aliejų. Na ir mentelę atsargiai pamaišome, kad įvyktų saponifikacijos reakcija ir kad pradėtų riebalai tirštėti, šitaip su mentelė reikėtų maišyti apie valandą laiko. Bet turime elektrinį plaktuvą ir mes procesą pagreitinsime. Na, gali užtrukti apie 5 minutės. Kada išmaišome, galime dėti įvairių kvapų, eterinių aliejų. Na, po kokį 12 lašų. Galima dėti dažų, jeigu norite gauti spalvotą muilą, maistinių dažų. Na ir gautą masę supilstome į formeles. Formeles pasirinkti galima iš plastiko, iš silikono
Iš silikoninės tai dar geriau, nes lengviau išsiims. Ir muilą laikome formelėse šiltoje aplinkoje, uždengta. Visai neblogai būtų prie radiatoriaus. Po 1-2 dienų mes muilą išimame ir apverčiame gabaliuką. Ir galime netgi toj pačioj formelėje ar padėję ant lentynėlės palikti, kad jisai džiūtų, bręstų 4-6 savaitės. Nes dabar šiuo muilu praustis negalima, jis yra gana jėdrus. Reikia palaukti, kol visiškai susiriš natrio šarmas ir muilas taps brandus ir tinkamas vartojimui. Tai kaip tik kalėdom tiktų puikiai dovana būtų. Ačiū uždėmesį ir tikiuosi, kad šitas muilo gaminimas šaltuoju būdu taps jūsų hobiu, kursite naujas receptūras ir sėkmės gaminant muilą, kuris puoselės jūsų odą.